Apaštalų darbų 9 skyrius nuo 1 iki 19 eilutės. Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus, vyrus ir moteris galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai keliaudamas priartėjo prie Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Jis krito ant žemės ir išgirdo balsą, sakantį jam: Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Jis tarė: Kas tu esi, viešpatie? Viešpats atsakė: Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Sunku tau spyriotis prieš akstiną. Kelkis, eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką turi daryti. Su juo keliavę vyrai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis nieko nebematė. Laikydami už rankos, jie nuvedė jį į Damaską. Jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Damaske buvo vienas mokinys vardu Ananijas. Viešpats tarė jam regėjime: Ananijau, šis atsakė: Štai aš, viešpate. Viešpats tęsė: Kelkis, eik į gatvę vadinamą Tiesiąją ir judo namuose teiraukis Tarsiečio vardu Sauliaus. Štai jis meldžiasi. Ir regėjime pamatė vyrą vardu Ananiją, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė: Viešpatie, iš daugelio esu girdėjęs apie tą vyrą, kiek daug pikto jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suiminėti visus, kurie šaukėsi tavo vardo. Bet viešpats jam tarė: Eik, nes jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jis turės iškentėti dėl mano vardo. Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant jo rankas ir tarė: Brolis Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau pasirodė kelyje, kai keliavai, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas šventosios dvasios. Ir bematant jam nuo akių, lyg žvinai nukrito. Jis kaip mat atgavo regėjimą ir buvo pakrikštytas. Paskui užvalgęs sustiprėjo. Amen. Dangiškasis Tėve, mes prašom Tavęs, kad mums skaitant apaštalo Pauliaus, tuo metu dar vadinamo Sauliumi atsivertimas, atvertų tas pamokas, kurias Tu nori mums atskleisti. Pamokyk mus, Viešpatie, to susidūrimo su Tavim tikrovės ir kad mes atpažintume tai, nebijotume to, bet būtume perkeisti, kad tikras mūsų pačių atsivertimas įtvirtintų mūsų tikėjime, kad mes taip pat ir kitus ugdytumėm ir vestumėm prie tikro atsigrėžimo į Tave, kaip kad Saulius atsigrėžė ir buvo visiškai perkeistas, taip pat mes būtumėm perkeisti Evangelijos. Iškart ar palaipsniui. Meldžiam Dieve, kad Evangelijos viltis būtų mumyse, kiekviename iš mūsų, kad Tu gali pakeisti kiekvieną žmogų, Tu gali apšviesti tą, kuris yra tamsoje ir atgimdyti jį į savo karalystę. Prašom, kad Tu veiktum mumyse visuose per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Prisėskim visi. Mes neretai galvojame, aš sakyčiau, 2 grupės žmonių ir neretai galvojame, viena grupė žmonių mąsto, naivūs žmonės, naiviai optimistiški žmonės mąsto, kad žmogus gali lengvai keistis. Tokia yra grupė žmonių, kurie labai optimistiški. Sako, jeigu 2 savaitės naudosi kažkokį įprotį, darysi kažką tai naujo, kas neįprasta, tau tai taps įpročiu ir tu greitai pasikeisi. Kažkas sako, ne 2 savaitės, 2 mėnesius. Nu gerai, tiek to. Bet jie tokie optimistai. Sako, štai 6 žingsniai, štai viena knyga,
štai atominiai įpročiai, štai brandoliniai įpročiai ir tu pasikeisi. Kiti labiau skeptiški ir sako, žmogus nelabai gali keistis ir žmogus iš viso nesikeičia. Koks jis yra, toks jis yra ir tik tai keičiasi pavidalas, vieną stabą keičia kitas stabas, vieną įgydį keičia kitas, kad mes netašytą grubų savanaudį žmogų aprengsime civilizuoto žmogaus rūbais, nereiškia, kad jis nustos būti savanaudis ir į save sutelktas žmogus. Taigi, metai prasidėjo nauji, jau greičiausiai pamiršot savo naujų metų pasižadėjimus. Jau gal ir nusivylėte visokių džymų abonentais, jau nusivylėte savim, kad galite laikytis dietos, sportavimo ir mokytis ispanų kalbos. Priminiau, atsiprašau, kad pasižadėjot savo kažkurių dalykų. Šiandien mūsų Evangelijos tekstas yra apie tai, kad žmogus keičiasi, kad Dievas gali pakeisti žmogų. Ne pats žmogus save pakeičia, tai yra neįmanoma misija. Bet viešpats Dievas gali pakeisti žmogų. Ir Evangelijos tekstas buvo būtent apie tai. Tai yra raktinis apaštalų darbų knygos skyrius. Apaštalo Pauliaus šito istorijai darys vadinamas fariziejumi Sauliumi. Vardas jo keisis kiek vėliau, vėlesniuose skyriuose, kai jis išeis kaip misionierius į graikiškai kalbančias kultūras. Taigi Sauliaus atsivertimas yra raktinis apaštalų darbų knygos, bet ir Naujojo testamento įvykis. Apaštalas Paulius parašė 13 laiškų. Naujas testamentas susidaro iš 27 knygų rinkinio. 13 iš jų, beveik pusę parašė apaštalas Paulius. Tai įtakingiausia Naujojo testamento asmenybė, įtakingiausia. Mes nekalbam apie viešpatį Jėzų Kristų, nes yra centras, ašis visako, bet kalbam apie žmonės. Tai įtakingiausia bažnyčios asmenybė. Pauliui buvo duota paaiškinti, ką reiškia Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus ir ką reiškia jo prisikėlimas. Viešpats Jėzus išsirinko Paulių, kad per jį neštų Evangeliją visiems. Ir kad jisai pamokytų pagonis Evangelijos, ką ji reiškia, ką reiškia prisikėlimas. Taigi, tai reikšmingiausias atsivertimas žmonijos istorijoje. Ir mes jį ką tik tai girdėjome. Krikščionių priešas tampa krikščionimi. Teroristas virto šventuoju. Persekiotojas tapo misionieriumi. Pikžodžiautojas tapo mokytojų tiesos. Akiplėša nuoširdžių ganytojų. Neapykantos žmogus tapo broliu ir tėvu. Kankintojas kankiniu. Žudikas tarnu. Štai kaip atsiveria Evangelija. Štai koks yra viešpats. Pirmą kartą mes Saulį sutinkame 7 skyriuje. 8 skyrius tiksliau pradžioje, bet 7 skyriuje, 7 skyrius pabaigoje tiesa, 58 eilutėje. Kai Steponas, pirmasis krikščionių kankinys, kalbėjo kalbą Sinedrione, jisai kalbėjo įspūdingą kalbą ir žmonės jį nutraukė tą kalbą, jį išvelka į lauką ir mėto akmenimis. Ir Saulius buvo vienas iš tų, kuris to minioj buvo. Saulius klausė Stepono kalbos, Stepono Evangelijos aiškinimo, rašto aiškinimo. Kai Steponą žudė, prie Sauliaus kojų buvo padėti rūbai tų žmonių, kurie žudė Steponą. Ir Steponas meldėsi tokia malda: Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės. Ir tai ištaręs užmigo. Bent vienam žmogui ši malda išsipildė. Bent vienam žmogui viešpats neįskaitė nuodėmės. Saulius, mes nežinom po kiek ilgai, jisai patiria viešpaties malonę ir jis yra atgimdamas, jam yra atleidžiama, jam neįskaitoma šitą nuodėmę dėl Kristaus. Tai yra labai labai įspūdingas įvykis. Pasižiūrėkim. Aš turiu tokias kelias dalis, 3 dalis. Susidūrimas su Dievu. Saulius keliauja į Damaską ir susiduria su Dievu. Ir jis toks netikėtas.
Dažnai mums tai būna netikėtas dalykas. Paskui mes pakalbėsim apie tai, kaip keitėsi Sauliaus gyvenimas, kaip turėtų keistis mūsų gyvenimas, kai mes įtikim Dievą. Ir pabaigoje labai trumpai apie viltį, kuri yra mums visiems. Taigi, Saulius keliauja, jisai, kaip skaitome pirmose 2 eilutėse, jisai alsuoja grasinimais ir žudynėmis prieš viešpaties mokinius. Taigi, liejasi kraujas dėl krikščionių, jos persekioja. Ir ne tik Jeruzalėje, ne tik tai Judėjoje, bet keliaujama į Siriją. Faktiškai atpalaiduojamas žvėris, kad gaudytų visus, sistemiškai juos naikintų. Ir Saulius keliauja į Siriją, į Damaską, Sirijos sostinę, kad tose sinagogose gaudytų visus, kurie krikščionys. Sinagoga buvo kultūrinis, religinis, švietimo centras. Iš principo tai buvo bendruomenės administracinis centras, kuriame vyrė žydų gyvenimas. Tai ateik, nori sugaudyti žydus, kurie atsivertė į Kristų, eik į sinagogą ir tu juos visus sužvejosi, sugaudysi. Ir jisai vyksta alsuodamas grasinimais, alsuodamas žudynėmis. Jis keliauja į Damaską. Nuo Jeruzalės iki Damasko 6 dienos kelio, keliaujant su žirgu ir panašiai. Taigi jisai keliauja, vyksta į Damaską. Ir tada mes skaitome, kad 6 eilutės kalbam apie tai, kad 3 eilutė. Keliaudamas prie Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Jis krito ant žemės ir išgirdo balsą sakantį: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Taigi, Saulius keliauja, apšviečia šviesa, pasigirsta balsas ir tada vyksta ta drama. Dievas pasitinka teroristą, Dievas pasitinka bažnyčios persekiotoją, apšviečia į šviesą ir kreipiasi. Ir čia, apmąstant šitą dalyką, aš galvoju, susilieja tokie du labai stiprus, du poliai, priešingi labai. Dievo meilė ir skausmas, kurį sukelia tas Dievo meilės prisilietimas. Dievas parodo meilę, malonę Sauliui, bet taip pat ir sukelia jam skausmą. Dažnai mūsų susidūrimas su Dievu turi šitos 2 pradus savy. Mes, paveikti mūsų kultūros, dažnai žmonėm norim kalbėti tik apie meilę. Tik apie meilę. Jeigu gyventumėm kokiam tai viduramžių laikotarpį, mes kalbėtumėm apie kančią, skausmą, gąsdintumėm pragarais, smalom ir visokiais kitais dalykais. Dabar mes atvirkščiai viską apsukam ir stengiamės neminėti jokių kančios dalykų, viską užklijuoti pleistrais ir kalbėti tik tai apie malonius dalykus. Bet čia 2 tokie pradai apsireiškia šitame įvykyje. Kreipinys: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Dievas, Kristus, kreipėsi į Saulių vardu. Jis yra žudikas. Jis yra teroristas. Jis krikščionių kraują pralieja. Jisai nori juos išnaikinti. Jisai vyrus ir moteris grūda į kalėjimus. Jis nori išnaikinti visus krikščionis, ne tik kažkur tai Jeruzalėje, iš kurios jie bėga, bet sugaudyti visus bėgančius ir juos sugrūsti į kalėjimus. Sustabdyti viską. Ir Dievas pasitinka jį ne karmos taškais, ne kūjų, ne žaibais iš dangaus, ne bausme, bet kreipiasi į jį vardu: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Kaip čia stipru yra? Viešpats Jėzus savo priešui, viešpats Jėzus savo bažnyčios priešui, į priešą kreipiasi vardu. Jis nenori jo nužudyti, jis nenori jo pražudyti, jis nenori jo nubausti. Jis nori jį laimėti, jis nori išsaugoti jį. Saulius sako: kas tu esi, viešpatie? 5 eilutė. Kas tu esi? Jis nepažįsta, jis supranta, kad čia jis supranta, kad ta šviesa, kuri šviečia, ta būtybė, kuri jį prakalbo, yra viešpats Dievas. Viskas, jis supranta, kas jis yra ir kas yra tas, kuris kreipiasi į jį. Jisai nukritęs ant žemės, kas tu esi, viešpatie? Ir Jėzus atsako, viešpats sako: aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Sunku tau spyriotis prieš akstiną. Čia netikėtina.
Saulius galėjo sakyti, kas, Jėzus, Saulius niekada akyse nebuvo matęs viešpaties Jėzaus. Saulius tikrai nepersekiojo Jėzaus. Saulius, iš principo, jis persekiojo tos, kurie skelbė ir kalbėjo jo vardu, bet niekada paties Jėzaus nepersekiojo. Jis galėjo sakyti, aš bet nepasiginčysi su šviesa. Čia, aišku, parodo tą labai gilią tiesą, kaip Kristus ir jo bažnyčia yra neatsaistoma. Tai, kas yra Kristuje, kas tiki Kristų, kas priėmęs jį, kas seka paskui jį, jame yra Kristus. Ir kas daro žalą tam vienam mažutėliui, daro žalą pačiam Kristui. Kristus susitapatinęs su savo mokiniais, su savo vaikais, su savo sūnumis, su savo dukromis, su savo kūnu šitoj žemėje. Kas persekioja krikščionis, tas persekioja Jėzų. Kas žudo krikščionis, tas žudo Jėzų. Kas myli krikščionis, tas myli Jėzų. Jėzus ir bažnyčia yra viena. Bažnyčia yra Kristaus kūnas. Ir Saulius sužino, kas tas viešpats. Jis jo nepažįsta, bet dabar jis pasako, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Ir čia žiūrėkime įdomu, sako, sunku tau spyriotis prieš Akstiną. Ar mes žinom, kas yra Akstinas, ar Akstinas, kaip jį reikėtų kirčiuoti? Saulius sako, tave durė Akstinas. Ar Akstinas, nežinau, kaip sakykit? Akstinas. Ir Akstinas tai yra lazda, kurią turėdavo, aštri lazda, kurią turėdavo piemuo. Ir su ta lazda, piemuo turėdavo lazdą tokią išlenktą, kad pagauta vytės ištrauktų iš visokių duobių ir kitų dalykų. O arba kita pusė, arba prie išrėstos dalies būdavo aštri dalis, labai aštri dalis, su kuria baksnodavo į užpakalį toms avims, kurios kvailos, bukos ir labai maištaujančios yra. Neina avis, neina, sako, čiu, kažkokį balsą leidžia piemuo, bet avis neina. Eik, nepavojinga, neina. Bakst ją į minkštąją, avis į priekį ir nubėga. Sakysim, toksai švelnus, ne visai švelnus, jeigu net neklystų Teisėjų knygų ar kažkur Senajame testamente aprašyta istorija, kai vienas Dievo tautos žmogus 300 ar 600 priešų nužudė su Akstinu. Jo. Jis nebuvo šiaip dalykėlis toks krapštukas dantų, kurio pak. Ne, tai buvo daiktas, su kuriuo tu galėjai sukelti skausmą. Ir viešpats Jėzus sako, aš naudoju Akstiną prieš tave. Sauliau. Aš sukelsiu tau skausmą. Ir žiūrėkim, koks dalykas, kad Dievo malonė apsireiškia ir skausmu, ir gailestingumu, ir meilė, ir skausmu mums. Sauliui griuvo jo visas pasaulėvaizdis. Jis buvo labai teisus, visiškai įsitikinę savo teisumu fariziejus, kuris žinojo, kad jisai fariziejus, tikras žydas, jo kilmė tyra, švari, giminė švari, jis laikosi mokslo, jis žino šventą raštą, jis geriausiai išsilavinęs savo tautos žmogus, jisai teisų darbą daro, jisai uolus dėl Dievo ir štai sugriūna visas jo įsivaizdavimas. Jis kovoja dėl Dievo ir Dievas jį sustabdo, Dievas jam sukelia skausmą, meta jį nuo žirgo, apakina milžinišką, nesuprantamą žmogaus gebėjimais nesukeliama šviesa. Ir sako, Sauliau, ką mane persekioji, jis nepažįsta Dievo. Pasirodo, kad jo įsivaizdavimai apie Dievą, pasirodo, kad jo fantazijos apie Dievą, jo tas nacionalistinis, religinis susikurtas vaizdas apie Dievą yra netikras. Tai nėra Dievas, kam jisai tarnauja. Tikras Dievas yra tas, kurį jis persekioja. Jo šviesa yra tamsa, o tikroji šviesa yra tokia, kurią jis pamatė ir jis jos nepažįsta. Jis galvoja, kad yra misionierius ir Dievo tarnas, bet Dievas sako, kodėl tu mane persekioji? Viskas sugriuvo. Susidūrimas su Dievu mums sukelia skausmą, nes Dievas sugriauna mūsų stabus. Ir jisai nepataikauja mums. Mes galvojam, kiau,
tik tai, kad gerai jaustųsi, kad tik viskas būtų gerai, kad tik viskas būtų nušlifuota, paslėpkim kažkokias nepatogias rašto vietas, bet mes sukuriam savo Dievą, mes sukuriam stabą, mes nukarpom, atplėšiam iš Dievo tam tikras savybės, jo charakterį. Bet Dievo nesudėsi dėžutę. Jisai aštrus ir jo nesudėsi, nesupakuosi. Jis aštrus kaip akstinas. Ir stabų griūtis yra skausminga. Saulius apanka. Jis apanka. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis, nieko nebematė 8 eilutėse. Mes galim sakyti, gal čia bausmė už nuodėmės. Ne, Dievas nebaudė jo už nuodėmės. Jis turėjo mirti už savo nuodėmės, nes jisai elgėsi bjauriai, kaip ir mes visi. Bet jisai buvo teroristas, krikščionių kraują praliejo jisai. Ir tai susidūrimo su viešpačiu pasiekmė. Išėjimas iš tamsos jį apakino. Kažkas yra pasakęs, kad yra tas apakimas, kai mes į tamsą nugrimstame, bet yra apakimas, kai mes žiūrime į šviesą ir tada mes apankame nuo šviesos. Saulius įsivaizdavo, kad jis tarnauja šviesai, kad jis yra šviesa. Bet paaiškėja, kad jisai tarnauja tamsai, kad jo šviesa yra tamsa, kad jisai skendi tamsoj, kad jisai priešinasi šviesai, o ne blogiui, kad jis tarnauja blogiui, bet ne gėriui. Ir kai gėris ateina, kai šviesa apšviečia, jisai apanka nuo to šviesos. Mes kartais galvojam, užtenka žmogui paaiškinti Evangeliją. Gerai paaiškink Evangeliją. Per 3 minutės. Pasipraktikuokit. Kaip išpasakoti Evangeliją. Kaip išklausyti Evangeliją. Susirašykim planelį, kaip papasakoti Evangeliją. Bet yra tamsa, kuri užgožia žmonės ir pasakok nepasakojas. Saulius klausė geriausio pasakojimo, Stepano pasakojimo ir jisai nekentė Stepano. Jis nekentė, jis galvoja, reikia nužudyti jį reikia nužudyti. Ir kai jį žudė, sako, teisingai daro. Taip, reikia daryti, reikia taip daryti. Reikia su visais krikščionim taip daryti. Paskui Paulius parašys tokius žodžius 2 laiške Korintiečiam 4 skyriui. O Evangelija yra paslėpta. O jeigu Evangelija yra paslėpta, tai ji paslėpta žūstantiems, kurio šio amžiaus Dievas apakino protus netikintiems, kad jiems nesušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas šlovės Evangelijos šviesa. Taigi, egzistuoja tam dvasinė kova. Žmogus atsisako tikėti ir velnias apakina protus. Ir da baltą vadinam juodą, juodą vadinam baltą, šviesą vadinam tamsa, tamsa šviesa. Ir susidūrimas su realybė, susidūrimas su tikrove, yra tikra krizė, tai ką išgyveno Saulius. Bau, bau, bau. Ir jisai 3 dienas, kaip 9 eilutė sako, buvo neregintis, nieko nevalgė ir nieko negėrė. Ir Saulius manosi, kad tarnauja Dievui, bet jisai netarnauja Dievui. Savo sukurtam Dievui. Savo religijos, fariziejiškų taisyklių Dievui. Nacionalizmo Dievui. Bet netikrajam Dievui. Ir kai Dievas ateina, apsireiškia, viskas tie stabai subyra, Saulius atsigrėžė į viešpatį. Pasižiūrėkime, kaip pasikeitė Sauliaus gyvenimas. Kas pasikeitė Sauliaus gyvenime? Į detalės mes neturim laiko gilintis į visus įvykius, kurie buvo, ką skaitėme. Bet pasižiūrėkime, kaip pasikeitė Sauliaus gyvenimas, kai jisai atsigrėžė į viešpatį. Pirmas momentas, bus 7 punktai šitą mano pamokslo daly. Jisai pripažino, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Jėzus Kristus yra viešpats. Saulius klausė, 5 eilutėje, nukritęs, sako, kas tu esi viešpatie? Kas tu esi viešpatie? Jis suvokė, kad tas, kuris į jį kreipėsi, kad tas, kuris su juo kalba, kad tas, kuris jį parbloškė, kad tas, kuris jam sako žodžius, yra viešpats. Ir sako, aš esu Jėzus, kurį tu persiekėjai. Saulius suvokė, kad tai, ką skelbė Stepanas, kad tai, ką skelbė bažnyčia, kiti apaštalai, kad tai, kam jis priešinosi, iš tikrųjų
viešpats ir Dievas, kad Jėzus Kristus, Jėzus pateptasis yra viešpats Dievas. Ir jau paskui 20 eilutė, 22, 27, 28 eilutė, jisai skelbia visiems, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Jis tai skelbia. Sustiprėjęs, tai daro Damaske, paskui Jeruzalėje, visur. Jisai skelbia, kad Jėzus Kristus yra iš karto po savo atsivertimo. Taigi, pirmas atsivertimo ženklas – Kristaus dievystės, Kristaus viešpatystės pripažinimas. Jėzus Kristus yra viešpats. Aš jam lenkiuosi, jis mano Dievas. Antras dalykas yra klusnumas. Sako, kelkis 6 eilutė, kai dar nukritęs buvo. Kelkis, eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką turi daryti, Jėzus sako. Jėzus nepaaiškina visko, bent jau kaip parašyta. Aš esu tas. Jis sako, kelkis, eik į miestą, tau bus pasakyta. Tu paaiškink, atsisės, skirk laiko, man paaiškink viską, aš turiu klausimų daug, man visokių dalykų. Ne, kelkis, eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką daryti. 8 eilutė sako, Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis nieko nebematė. Laikydami už rankos, jie nuvedė jį į Damaską. Ką daro Saulius? Jis sako, grįšiu į Jeruzalę, pasižiūrėsiu, pas daktarus naisiu. Užsirašysiu pas šeimos gydytoją. Naisiu pas šeimos gydytoją, tepaliuko išrašysiu, man atrodo vitaminų, man trūko vitaminų. Tikrai aš visą galvoju, kad trūktų vitaminų ir psichiką perėmė. Aš pas gydytoją naisiu, žolyčių arbatos, pasiteps tepaliuko, viskas praeis. Ne. Jisai paklūsta. Jam šokas, jisai pasimetęs, jo pasaulėvaizdis subirėjęs į šipulius, sutrupintas į dulkes, bet Jėzus yra viešpats. Man reikia susivokti šitą realybę ir tikroviai. Ir tada, jis sako, eik į Damaską, toliau eik į Damaską. Jis turėjo ateiti į Damaską kaip inkvizitorius, kaip didysis inkvizitorius, ateiti ir sakyti, džia, gaudom visus. O dabar ateina žabalas, vedamas už rankos, silpnas, pasimetęs, jis atėjo persekioti krikščionių, dabar ateina išpažindamas, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Stipriai. Taigi, Jėzus Kristus yra viešpats, pirmas dalykas. Klusnumas Kristui, antras dalykas. Trečias dalykas, tikėjimas Evangelija. Jis pradėjo tikėti Evangeliją. Timas Kelleris, komentuodamas šitą Pauliaus atsivertimą, sako, kad kodėl 3 dienas ir 3 naktis jisai nei valgė, nei gėrė ir neregėjo. Ką tos 3 dienos reiškia? Ką jis veikė, Paulius, tas 3 dienas? Sako, jis intensyviai mąstė. Ir Kelleris sako, 2 dalykais mąstė. Prisiminkime vieną tokį daiktą, kad jis buvo fariziejus, jis mokėsi elitiniai mokykloje, jis mokėsi pas Gamalielį, pas patį geriausią tuometinį žydų mokytoją, fariziejų mokytoją. Ir nuo vaikystės, nuo 13 metų greičiausiai jis mokėsi rašto. Jis turėjo mokėti mintinai visą įstatymą, visą raštą. Ir tada jam nereikėjo knygos, nereikėjo Biblijos telefone atrasti kažkur. Tai jisai turėjo prisiminti ir permastyti. 3 dienas, 3 naktis jisai mąstė. Kas buvo, kaip Dievas apsireiškia, koks turėjo būti Mesijas, koks yra Dievas. Pirmas klausimas, koks yra Dievas. Kaip jis apsireiškia. Ar tikrai mes teisingo Mesijo laukiam? Mano fariziejiška mokykla sakė, kad Mesijas turėjo būti kietas, tvirtas, turėjo būti valdovas, kaip Dovydas, duoti dantis visiems. Bet palauk, pranašas Izaijas sako, kad yra kenčiantis tarnas. Galbūt Mesijas yra toks tvirtas ir toks didis, kad jis gali leisti savo būti silpnas. Jis mirė, bet palauk, jeigu jisai teisus ir Mesijas, už ką jis mirė? Tai gal jis mirė ne už savo nuodėmės, ne dėl to, kad pats buvo Dievo prakeiktas, bet už mano nuodėmės, nes aš esu prakeiktas, nes aš nekenčiau žmonių ir žudžiau juos. Gal jis mirė už kitų nuodėmės? Ką reiškia kiti pranašai, kurie kalba apie naują sandorą, kad Dievas nori sukurti naują širdį, naują sandorą. Ir Saulis buvo intensyviai mąstė, galvo, koks yra Dievas. Galiausiai jis pradėjo mąstyti apie tai, koks yra jis pats, kas jis toks pats yra. Kad kaip jisai buvo visiškai neteisus, kaip jisai ėjo visiškai priešingą kryptim, negu Dievas norėjo, kad jis eitų. Dievo ganytojo
akstiną stabdė jį. Stok, Saulius, aš stabdau tave, sukeliu tau skausmą. Apsisuk, tu eini neteisingą kryptim. Tu mano avelė, tu priklausai mano kaimeniai, bet aš stabdau tave. Tu esi maištaujanti, buka, kvaila ir net ten einanti avelė. Aš tau sukeliu skausmą ne tam, kad pražudyčiau tave, bet kad nukreipčiau tave. Saulius turėjo prisiminti Steponą, kurio mirtį jisai savo akise matė, žodžius, kuriuos jis kalbėjo, jo veido išraišką, jo angelišką laikyseną, kaip jisai stovėjo kaip prieš priešus, kurie griežė dantimis, kaip jisai elgėsi ir kaip meldėsi, ko šaukėsi, tuomet, kai merdėjo, kai mirė. Ir Pauliaus gyvenimas pradėjo tirpti visas, tai persikeisti, persikonstruoti iš esmės. Jis priėmė Evangeliją. Jis tikėjo Evangeliją. Jis patikėjo Evangeliją. Kai ateina Ananijas, meldžiasi už jį pakrikštyje. Krikštas yra Evangelijos priėmimo ženklas. Krikštas yra mokinystės pirmasis žingsnis. Aš tampu Kristaus mokiniu. Aš priimu Evangeliją. Aš paklūstu viešpačiui Jėzui Kristui ir jo išganimo Evangelijai. Ketvirtas dalykas, kad jisai meldėsi. Kai viešpats apsireiškia Ananijai, mes skaitėme. Sako, eik į gatvę, vadinama Tiesiąja, tai ilgiausia gatvė Damasko mieste buvo tokia. Sako, Judo namuose traukėsi Tarsiečio vardu Saulius, štai jis meldžiasi. Čia gerai pasakyta, kad krikščioniui nereikia mokytis maldų, nes krikščionis meldžiasi kaip kūdikis kvėpuoja. Gimęs kūdikis neturi mokytis kvėpuoti. Jam nereikia mokytis, jis moka kvėpuoti. Krikščioniui, kuris gimsta iš Dievo, jam kaip kvėpavimas yra malda, bendravimas su Dievu. Fariziejai mokėjo daug maldų, techniškai. Jų atmintis gerai veikia. Jie buvo išlavinti labai. Jie mokėjo skaityti maldas, įsiminti ir melstis svetimom techniniam maldom. Be širdies, be asmeninio santykio su Dievu, be bendravimo, be ryšio su juo. Krikščionybė, Evangelija atneša santykį su Dievu, ryšį su juo. Ir tu gali nemokėti melstis, bet tu mokėsi melstis, jeigu esi jo vaikas. Tu mokėsi kalbėti su savo tėvu. Saulius, jisai meldžiasi. Čia buvo 4 dalis. 5 dalis. Saulius įgyja naujus draugus. Kad ir koks buvo Saulius, ypatingas žmogus iki savo atsivertimo ir neįtikėtina įspūdingas žmogus po savo atsivertimo, niekaip nesigavo jam be kitų žmonių. Žiūrėkim, dykumoj jisai guli, parblokštas ant žemės, pakeliui į Damaską, sako, eik į Damaską, jis pakyla, bet nieko negali regėti, jis atverėsi už rankos, jam reikia kitų, kas nuvestų iki Damasko miesto. Jis negali atgauti regėjimo be Ananijaus patarnavimo, tarnystės. Jis negali regėti. Viešpats jam negrąžina regėjimo, nesako, tu mano ypatingas tarnas, čia mes pasikalbėjom ir tu čia susitvarkai viskas su manim tiesiai. Ne. Kitas, mano sūnus, bažnyčios narys, tau patarnaus. Jis turėjo tapti bažnyčios dalim. Be kitų negalėjo tapti. Be Barnabo jis negalėjo tapti bažnyčios dalim. Manau, Sauliaus atsivertimas tobulai iliustruoja, pavaizduoja krikščioniško atsivertimo tą dualizmą, tokį, dvi svarbias dalis. Kad mes asmeniškai, individualiai, asmeniškai kaip žmonės išgyvenam, patiriam, patikime Evangeliją, išpažįstam ją. Neišeina grupė išpažinti tikėjimo, tik aš galiu išpažinti. Mes galim būti 5, bet kiekvienas turim turėti savo įsitikinimą. Negali būti taip, tasai tiki, tasai išpažįsta, ana irgi išpažįsta, gerai, ir aš išpažinsiu. Nebūtinai suveiks, nesuveiks greičiausiai visai. Aš turiu turėti, įtikėti pats turiu, individualiai. Bet ir tuo pat metu yra bendruomeniškumas. Yra kreipinys, Sauliau, Ramūnai. Ir Dievas mus pagauna. Bet yra kreipinys, Ananijau, eik ir patarnauk jam.
Yra brolis, kuris ateina ir pamoko manęs viešpaties kelių, kuris meldžiasi su manimi. Yra sesuo, kuri mane drąsina ir moko ir palydi mane. Yra rankon veikia asmeninis ir bendruomeninis veiksniai mūsų atsivertime. Čia labai įdomus Ananijo patarnavimas. Labai įdomus. Pirmą ir paskutinį kartą mes matom Ananiją. Mes žinom Ananiją ir Safyrą. Čia kitas žmogus yra. Jisai Damasko krikščionis, žydas greičiausiai žmogus buvo. Ir viešpats sako, Ananijau, 10 eilutė. Jis atsako, štai aš viešpatie, kaip Seno testamento metu atsiliepimas. Ir greičiausiai Ananijas pirmą kartą matė viešpatį. Jam nebuvo taip, viešpats atėjo pas mane, plaukit vaikai, dabar netrukdykit, aš dabar einu su viešpačiu pasikalbėti, nes pas mane atėjo viešpats, mes biškai pasikalbėsim, paskui grįšim prie reikalų savo. Ten filmą žiūrėsim, skaitysim šventą raštą arba kepsimės dešreles. Ne, viešpats atėjo. Ir viešpats sako, kelkis, eik į gatvę, vadinamą tiesiąją, ir judo namuose teiraukis tarsiečio vardu Saulius. Štai jis meldžiasi ir regėjime pamatė vyrą vardu Ananijas, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ką? Įsivaizduokit dabar situaciją. Žydai šiaip tai ir tuo metu daug bendradavo. Ne per Facebooką, ne per televiziją, ne per radio telefonus, bet tiesiog bendraudami, keliaudami. Ir kai tik tai atvažiuoja kažkas miesto aikštėje, kalbasi žmonės ir perduoda žinias. Kadangi bažnyčia jau bėgo nuo persekiojimų, jie klausia, kas ten dedasi, kas Jeruzalėje dedasi, kas vyksta. Yra tas Saulis, teroristas, gaudo ir taip toliau. Mes girdėjom, kad jis turi atvažiuoti į skirtingus miestus, gali būti Damaską atvažiuos. Ir dabar jie visi galvoja, atvažiuos Saulis ar neatvažiuos. Ir viešpats jam pasirodo Ananijui ir sako, žiūrėk, Ananijau, tau reikia nueiti į tokį namą, pas tokį žmogų ir ten bus Saulis, pasimelsk už jį, uždėk ant jo rankas. Ar tu juokauji? Yra teroristas, aš esu pelė, yra katė, katytė, alkana katytė ir ateik patampyk ją už ūsų, už uodegos. Mes ne Tomą Džerį žiūrim čia dabar, čia mano gyvenimas. Ar tiesiai ateit pas teroristą į ranką? Aš girdėjau gandus, kas jis toks per žmogus yra. Man dabar nusižudyti reikia. Aš dar noriu, galiu dar vaikus pasižiūrėti paskutinį kartą. Na, viskas, beprotybė, tiesiai jam į rankas. Ir jis užduoda klausimą, viešpatie, 13 eilutė, iš daugelio esu girdėjęs apie tą vyrą, kiek daug pikto jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalė. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimų suminėti visus, kurie šaukės tavo vardą. Ananijas pirmą kartą mato viešpatį, bet jis sako, viešpatie, tai neįmanoma, nereikėtų pasieiti, nes tavo šventiesiems daro blogą. Įdomu, kad viešpats nesupyksta. Ir nesako, kaip tu drįsti prieštarauti mano autoritetui. Viešpats jam sako, 15 eilutė, eik, viskas gerai, eik Ananijau. Nes jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jis turės iškentėti dėl mano vardo. Eik, pasitikėk manim, eik. Čia labai įdomu, tikrai labai spūdinga. Ir Ananijas drąsus, nuolankus, Ananijas klusnus mokinys. Jis nueina, atranda tuos namus, toj tiesioji gatvė, pagrindiniai gatvė Damasko. Atranda Saulių ir kreipiasi, broli Saulių, 17 eilutė. Broli Saulių. Priimamas. Saulis priimamas kaip brolis. Pripažinimas, brolystė. Jis uždeda rankas, meldžiasi. Rankų uždėjimas reiškia priėmimas, brolystė, draugystė. Viešpats gražina regėjimą iš karto Sauliui. Kaip žinai, paukš nukrenta. Ir Saulis grįžta regėjimas, jisai iškart pakrikštijamas. Saulis pasiruošęs tos 3 dienos be maisto, be šviesos, su intensyviu mąstymu. Viešpats padarė jame darbą. Jis ir pamaitinamas netgi. Lina pabaigė šito skaitimu, kad pamaitinamas. Paskui užvalgęs sustiprėjo. Mes matome kitus žmonės. Barnabą, kai jis nuvyksta, vėliau mes, jeigu skaitytumėm skyrių iki 31 eilutės, mes matome, kad jis ateina, jis dabar yra Damaske, jis nuvyksta į Jeruzalę,
Po kiek laiko? Čia yra didelis tarpas laiko, ten gali būti ir nemažai metų praėję. Jis nuvyksta į Jeruzalę ir netiki niekas, kad jisai yra tikras krikščionis. Visi galvoja, kad jis apsimetėlis, kad jisai apsimeta šlangą, jisai tik apsimeta, kad krikščionis tam, kad susemtų visus. Ir krikščionis sako, su šituo aš nenoriu turėti nieko bendro. Ne, aš nenoriu nieko bendro. Bet Barnabas, 27 eilutė, pasiėmęs jį, nusivedė pas apaštalus ir jiem papasakojo, kaip kelionė Saulius regėjęs viešpatį ir kalbėjęs su juo, ir kaip jis Damaske drąsiai kalbėjęs Jėzos vardu. Vėlgi, žiūrėkim, nauji draugai, Ananijas, Barnabas. Mes jau apie jį girdėjom, 4 skyriui 36-37 eilutėj, Paguodos sūnus, brolis, kuris atpažino tą malonę, kuris suprato, kad tai tikras atsivertimas. Saulius susitinka su apaštalais, jis prisijungia prie bažnyčios iš karto, tam pačiam Damaske, jis susitinka su broliais sesėmis Jeruzalėje. Tie broliai jį išvaduoja, išgelbsti nuo sąmokslo Damaske, taip pat nuo sąmokslo Jeruzalėje. Jis atranda naujus draugus, naują bendruomenę. 5 dalykas baigėsi. 6 dalykas, žiūrėkit, kad jis įgyja ne tik naujus draugus, bet jis įgyja ir naujus priešus. Viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Draugai tampa priešais, priešai tampa broliais. Žiūrėkit, 23 eilutė. Kai jisai Damaske pradeda skelbti Evangeliją, jis atėjo čia gaudyti krikščionis, bet kai jisai pradeda skelbti Evangeliją, žydai nutarė jį nužudyti. Kai būna Jeruzalėje, jisai kalba, skelbia Evangeliją, pradeda ginčyti su helenistai, tai su graikiškai kalbančiais žmonėmis. Ir kas vyksta? Tie kėsinosi jį nužudyti. Labai įdomus dalykas, kad ta draugystė su tais žmonėmis, su aukštaisiais kunigais, su fariziejais, su kitais labai radikaliais nacionalistais ir žmonėm, kurie atmetė Evangelijos žinią, ta draugystė buvo netikra draugystė, buvo ideologinė draugystė. Ir kai jis atsigrėžė į viešpatį, staiga jis tapo priešu jiems. Tikėjimas gyvenime mums atskleidžia, kas yra tikri draugai, kas yra mūsų priešai, kas yra kas. Tikėjimas į Kristų atskleidžia tikruosius mūsų veidus. 7 dalykas, paskutinis, ką norėčiau pasakyti, ir paskui mes jau visai pabaigą aš einu. 7 dalykas, kad tikėjimas arba tikras atsivertimas mums duoda naują tikslą, naują misiją ir naują žinią. Ananijai viešpats sako, jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams, Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jis turės kentėti dėl mano vardo, 15-16 eilutė. Paulius nuo pirmųjų savo atsivertimo dienų nepameta entuzijazmo, nepameta savo būdo, nepameta savo veržlumo, užsidėgymo. Jis niekur nedingsta, jo asmenybė nepasikeičia. Kaip jisai uoliai, betodariškai, fanatiškai, sakytume, stengiasi išnaikinti krikščionis, tapęs krikščionimi, jisai pradeda tokią patį energiją liudyti Kristų. Pasikeitė žinia, pasikeitė tikslas, nenaikinti, bet mylėti, negriauti, bet statyti. Saulius bematant pradėjo skelbti sinagogose, kad Kristus yra Dievo sūnus. 20, 22, 27, 28 eilutė. Dievas duoda naują tikslą, naują misiją, naują uždavinį. Ir čia, broliai seserys, žiūrėkit, labai svarbus momentas, labai svarbus dalykas. Testuokim savo pačių atsivertimą. Kaip yra su tavim? Mes dabar kalbam apie Saulių, fariziejų Saulių, bet atsiversti turi ne tik Saulis, kiekvienas iš mūsų turim atsiversti. Kas gims iš aukštybių, negalės regėti Dievo karalystės. Kas neatsivers, tas neįeis į Dievo karalystę. Kaip yra su tavim? Aš dar kartą paminėsiu visus 7 dalykus, visus 7 bruožus. Jėzus Kristus yra viešpats, Jėzus Kristus yra Dievas, Jėzus Kristus yra aukščiausias Dievas, valdovas, suverenus valdovas šito pasaulio ir mano gyvenimo.
Jeigu jis toks yra. Antras dalykas, aš esu klusnus jam. Aš klausau tai, ką jis liepia. Nėra patarimas geras, nėra gera idėja, nėra pasiūlymas. Tai yra įsakymas, kuriam aš paklūstu. Ar aš tikiu Evangeliją? Trečias dalykas, tikėjimas Evangelija. Ne savo pastangom, ne savo pasiekimais, ne savo religiniais veiksmais, krikštų, tarnavimu, uolumu, aukomis, bet pasitikėjimu tuo, ką Kristus padarė ant kryžiaus, mes esame išteisinami. Ne savim, bet juo pasitikimu. Malda. Ar praktikuoju maldingą gyvenimo būdą? Ar aš skaitau Dievo žodį? Ar jį maldingai apmastau? Ar aš bendrauju su Dievu kasdieną? Ar tai yra mano gyvenimas? Ar aš išmokau melstis? Penktas dalykas - šeima. Nauja tapatybė. Draugai mano. Ar pasikeitė mano draugai? Kokie yra mano bendrakeleiviai į Damaską? Ar aš turiu žmonės? Ar aš turiu bičiulius? Ar aš turiu Ananijus? Ar aš turiu Barnabus? Kaip yra su bendruomenė mano? Ar aš turiu brolius ir seseris, kurie yra mano broliai ir sesės? Priešai. Šeštas dalykas. Ar tu pamatai, kad turi priešų? Žiūrėk, kol tu esi netikintis, atrodytų viskas labai darnu ir gera tavo gyvenime yra. Bet kai tu patiki Kristumi, tu pamatai, kiek priešų turi savy, viduj ir išoriai. Kaip geismai veikia prieš tave ir tavo sielą. Tu galvoji, kas čia yra, kažko čia biški nori, kažko kiaukiau nori, nenori, čia biški taip mažiau, daugiau reikia, pavalgyti reikia kitokio maisto ir susitvarkys viskas. Bet kai tu įtiki viešpatį, pamatai, kokie stiprus tavy yra geismai. Ir kaip magnetas tave traukia prie stabų, tiesiog traukia tave. Ideologijos, kokios jos galingos yra, kaip jos reikalauja nusilenkti, pagarbinti. Kokie troškimai mumyse, apie kuriuos mes net nežinojom iki atsivertimo. Mes pamatom tikruosius kitų žmonių veidus, kurie mus gąsdina, šiurpina ir mus verčia būti menkystomis ir išsiginti savo tikėjimo. Kaip kokia magnetinė jėga mus traukia tiesiog paklusti ir nepraktikuoti savo tikėjimo. Ar turi naują tikslą, naują misiją gyvenime, naują žinią? Žiūrėkim, aš daviau klausimą, ar turi draugų? Ar turi Ananiją, ar turi Barnabą? Ar turi bendruomenę, kuri tave nuleis nuo miesto sienos, jeigu bus grėsmė? Bet mano klausimas kitas. Ar žinai savo pašaukimą? Kam tu turi būti pakeleivis į Damaską? Kam tu turi būti Ananijas, kuris dedi rankas ir meldiesi? Kam tu turi būti Barnabas, kurį tu įvedi į bažnyčią? Kam tu turi būti brolis ir sesuo, kuris leidi kitą Damasko sienomis, kad išgelbėtum jo gyvybę ir saugotum jį? Ar tu esi kažkam pasišventęs? Ar turi misiją? Ar turi pašaukimą, kuris didesnis už tavo gyvenimą ir pareikalaus visko iš tavęs? Ar tie ženklai, ar atsivertimo ženklai yra ryškus mumyse? Nesakykit man. Tai viešpats jums duoda atsakymą. Tirkim save maldoj ir sakykim viešpatie, padėk man, čia luošai, čia silpna, čia negerai, Dieve, atgaivink mane, sustiprink mane. Ir pabaigai visai paskutinė mintis, kad Sauliaus atsivertimas yra viltis kiekvienam. Sauliaus atsivertimas yra viltis kiekvienam. Broliai, seserys, mes patikėjom Evangeliją, mes susidūrėm su Evangelija, kaip su Kristumi, kaip su Dievu, kuris atėjo pakeliui į Damaską ir sustabdė priešą. Dėl to, jeigu mes tikim šitą Evangeliją, mes negalim sakyti, kad tas žmogus beviltiškas. Jeigu mes sakom, tas žmogus beviltiškas, anas beviltiškas, tam nėra šansų, mes nepažįstam mūsų Dievo. Mes jo nepažįstam. Nes Saulius buvo beviltiškas. Saulius buvo didžiausias bažnyčios priešas. Didžiausias Kristaus priešas. Ir Kristaus kryžiaus šlovė buvo priekšta jo gyvenime. Priešas tapo tarnu. Priešas tapo broliu.
priešas tapo mokytoju, apaštalu, ganytoju, visų mūsų ugdytojų ir pavyzdžių mums. Kokia šlovinga yra Evangelija. Dievas tai gali padaryti mūsų aplinkoje, su mūsų priešais, su mūsų asmeniniais nedraugais ir neprieteliais ir su mūsų kaip bendruomenės kokiais neprieteliais, jeigu mes tokių turim. Žudikas, smurtautojas, fanatikas tapo krikščionimi ir apaštalu. Tai yra viltis kiekvienam ir dėl kiekvieno broliai seserys. Jeigu mes dedam kryžiuką ant kokio žmogaus, mes neigiam biblinį Kristų. Mes negalim. Mes galim ir turėtumėm sakyti, Viešpatie Jėzau, man sunku patikėti, bet tavo žodis sako tokį dalyką, kad tu gali pakeisti bet kurį žmogų, tu gali atverti akis bet kuriam žmogui, tu savo akstinu gali pabesti, padurti, nukreipti, apsukti, apgręžti bet kurį žmogų. Tad Viešpatie, štai žmogus, kuris man kelia skausmą, štai žmogus, kuris mane žeidžia nuolat ir nuolat. Viešpatie Jėzau, aš meldžiu, kad tu veiktum jo gyvenime taip, kaip veikiai Sauliaus gyvenime. Perkeis jo gyvenimą, būk apreikštas ir pašlovintas šito žmogaus gyvenime. Amen. Pakilkim, broliai sesės, maldai. Dangiškasis Tėve, mes prašom tavęs, kad pamokytum mus šitų tiesų, kurios atsiveria Sauliaus atsivertimo istorijai. Dieve, tu trokšti tikro atsigręžimo, mūsų atsigręžimo. Tu nori, kad tu būti mūsų viešpačiu. Jei tu viešpats, mes klusnus turime būti tau, turim klausyti Evangelijos, gyventi maldingą gyvenimą, priklausyti šeimai, tarnauti šeimai, bendruomeniai, draugams, atpažinti tikruosius priešus, geismus savyje esančius, ideologijas, kurie slepiasi už žmonių, dvasia, kuri laiko sukaušiusi žmonės. Evangelija yra viltis kiekvienam. Tad Viešpatie pirmiausia žvelgiam į save ir prašom Viešpatie, kad tu atnaujintum mus, kad mūsų tikėjimas būtų tyras, kad mūsų atsigręžimas į tave būtų tyras, kad tu duotum mums naują tikslą, viziją, misiją gyvenime, žinią, liudyti tave, nešti tavo vardą visam pasauliui. Ir Dieve, duok mums vilties kiekvienoje situacijoje. Ten, kur nesimato vilties, duok mums vilties, kad tu Viešpatie Jėzau, kaip Sauliui atvėrė akis, gali atverti visiems. 21 amžiui. Čia Panevėžy, Lietuvoje, visam pasaulyje gyvenantiems žmonėms. Tu gali atverti akis ir juos perkeisti, juos atgimdyti. Kaip kad priešas taptų tavo sūnum. Kad neprietėlis taptų tavo dukra. Kad tie, kurie nekenčia, kurie priešinasi su meile, su atgaila, pakeistais gyvenimais, prisijungtų prie tavo kaimenės. Viešpatie Jėzau, pripildyk šitą viltim kiekvieną iš mūsų. Amen.